Sveiki visi, čia Korne Games kanalas ir mes šiandien žaidžiam Robloxą. O ką mes per Robloxą šiandien žaisim? Tai mes šiandien žaisim, manau, gal pažaisim tokį žaidimą. Atsimenat šitą žaidimą, tai iš praeitų video. Tai kas atsimenat šitą video, tai paspauskit like. Labai padėtumėt man ir ir aš jums parodysiu, va turiu šitą mėlyną mašiniuką nusipirkęs, lygtais nepamenu, lyg kainavo 10 000 šitą mašiną ir kokią mes galim įsirinkti, kokį norim sakymą padaryti. Tai mes šiandien vešim ratus. Va, matot, aš 8 000 turiu, tai spaudžiam plan ir važiuojam iki tos vietos, iki kurios mums reikia važiuoti. Sukasi liešnikai, sukasi turbinos, važiuoja audinį, su audinė galima nupiešti saulutės. La. Tai vat, šiandien nežinau. Jeigu mano kuriamas turinys patinka ir jeigu iki šitos vietos dar žiūrit mano video, tai reiškia, aš jums kuo nors patinku, tai paspauskit tą mygtuką subscribe ir labai man padėtumėt ir žiūrėtumėt mane ir laikintumėt, komentuotumėt, tai būtų labai gerai. Pasidalintumėt su draugais šitais video, patartumėt, gal įdomu ir jūsų draugams būtų. Pažiūrėkit tuos mano video. Nėra blogi. O mes šičia Hebra važiuosim. Ok. Važiuosim šičia. Ir realiai čia primena šitas žaidimas biškai offroado tokį žaidimą, nes čia turiu vis tiek pro dumblus viską važinėti, biškai primena tą tokį. Op, važiuok, opa, nice. Atsimenat, maly kažkuriam video, tiksliai nepamenu, mes buvom į vandenį nuvažiavę. Tai tiksliai nepamenu. Oi, biškai turbulencija vyksta. Gerai važiuok. Opa, čia biškai yra kliūčių. Va, matot, Hebra, jau klimstam. Po biškai. Ai, gal man pro ten reikėjo važiuoti, nes nebūtume užklimpę. No, bro. Rimtai, užklimpom. A jūs juokaujat? Eik tu savo. Gerai, Hebra, dabar vešim kitką, dėl to mes nevykdėm to, dabar tos misijos nebėra, paskui atsiras. Tu savo, būtinai turėjom įsimūrint į šitą daiktą. Ir važiuosim galimai ilgai, nes kiek žinau, šičia privažiavimas nėra pats geriausias. Nors malyk, jeigu tiksliai pamenu, yra kažkur dar netoli toksai keliukas jėtus. Kto savo? Nebesvaikstam. Mam. Nu, gal privažiuosim tą keliuką. Malykas Hebra nėra jau. Malyka to keliuko nėra, tai turėsim suktis. Arba yra Hebra, arba yra. Aš sakiau, tiksliai nepamenu, bet galimai yra. Ir atspėjau, nes aš kažkada pro čia važiavęs esu. Va, aš skočiau užkibau šakos. Įdomiai. Čia yra šiaip Hebra veiksmų. Ir tik žinot, kas neapsimoka per šitą žaidimą. Jokiu būdu nepirkit per šitą žaidimą to džipo pačio geriausio už Robuxus. Neapsimoka. Jau geriau pasigerinkit savo skiną. Bet
Geriau ten nepirkt už Robuxus to džipo, nes jūs pavažinėsit, atsibos jum tas žaidimas ir visi. Va, matot, ten jėviausia mašina, jinai vos pajuda, mano, matot, juda, kai reikals. Gerai, dumblu, gal ne kai reikals, bet juda greit. O jau turim 10 000, nepastebėjau. Jop. Mes turim dabar paimti small people. Ką? Ai, čia šitus turim vamzdžius paimti. Šitie vamzdžiai reikalingi, kad po keliais ten būna kanalizacijos ten. Na, aš te baisiai nesigilinu, kas tai per daiktai. Bet čia statyba, šitie daiktai reikalingi yra. Ir mes turim 10 000. Jau neužilgo turbūt pirksim kokį džipą. Nu, aišku, šitas taip pat ir kainavo 10 000. Tai kokios 15 000 tai džipas kitas. Nežinau. O iš viso, jeigu kokį džipą pasiturbinti. Net nežinau. Turbūt, kad neįmanoma. Nes šiaip tai turėtų pasiturbinti. O kas nežinau, ką reiškia pasiturbinti, tai pasiupgraidinti savo džipą. Pavyzdžiui, pasidėti kokių apsaugų ar ko, padangų geresnių, kad geriau liptų. Aš nežinau. To kažkokių dalykų. Tai, jep. Važiuosim. O, man čia вообще toli nereikia. Va, čia tas džipas už Robuxus. Ir mes turim dabar 12 000 pinigų. Tai galim nueiti į shopą ir pažiūrėti, kiek kainuoja mano kitos mašiniukas. O, kai tik 12 000 ir kainuoja. Šitas mali geras. O, 13 000 Tara Boss. Tara 805 tiksliau. Ir paskui... Oh my god. Va čia tas už Robuxus ir yra. Jo. Tai hebra, aš manau, pirksim šitą. Yes. Opa, exit. Ir pasižiūrėsim, kokį mes mašiniuką gavom. Nu, Ui, tas gerą mašiniuką turi. Jisai žiauriai geras. Nu, hebra, dabar tai jau vešim. Dabar tai jau ir vešim. Nu ką, vešim statinės už 2000. Oi, čia važiuosim. Kažin kaip jinai lipa pro dumblus, man įdomu. Turėtų šiaip, pagal mano manymą, pagal viską turėtų jinai gerai lipti. Man bent jau taip atrodo. Ir mes degaliniai turim čia tas statinės paimti opciją. Va, matot, į šitą busą, kaip čia, nu, į šitą džipą tiek daug statinių telpa. O, normaliai. Kiek čia? 5 statinės net telpa. Nu tai sakyčiau normaliai. Normaliai. Ai, aš galvoju, mes pro šičia lipsim. Bet gal pro šičia nelipsim, nes čia reikia. Oh my god, hebra, matot, aš tik 700 turiu. Nice. O, pats lieviausias mašiniukas važiuoja. Man rodos. Pala. Ai, ne pats geresnis, bet labai geras mašiniukas varo. Dar geresnis už mano tenai pasirodo važiuoja. Šiaip galėjom tą pirkti, nes dar reikėjo pasitaupyti 1000 dar gauti ir būtume nusipirkę tą mašiniuką. Ir į tą tai tiek, žinau, labai daug telpa. O, hebra. O kaip dabar? Oi, aš nežinau. Gal neina pro šitus kraujuot, ne?
Nu tai ką, gal tada povandeninis laivas būsim, ane? Nu jo. O papa! Eik tu. Ai, tai mums čia taip netoli reikia pristatyti. Bet ką žinai, ar užvažiuosim, chebra? Eik tu savo. Na, galimai neužvarysim ir galimai mes čia liksim. Eik tu savo. Ne, tas pats mašiniukas irgi čia važiuoja. Davai įsibėgėjom ir opopapa. Eik tu savo. Atvažiavom, chebra. O. 2000 lygtais gal, nes jau 1000 lyg turėjom. Tas džipas rimtai dar liko čia. Eik tu. O, važiuok, opa. Nu, chebra, manau, šitas džipas tikrai pasiteisino, nes jisai ir išvaizdos atrodo toksai normalus. Žinot, kuris man labai patiko mašiniukas, tas oranžinis. Gerai atrodė šiaip. Tikrai neblogai atrodė. Ir dabar pasižiūrėsim, kokį mes čia galim nusipirkti. O, mes vešim kažkokius lagaminėlius. Kažkokius vaistinius lagaminėlius. Pacientam pristatysim tikriausiai. Aš nežinau. Mes esam tik tai vežiotojai. Ir mes ne po visas šalis vežiojam, o tik po vieną šalį. Tai aš net neįsivaizduoju, kas čia per šalis. Čia atrodo, kad tikrai ne Europa, nes Europai nėra tokių daug kalnų. Nebent čia Europa, bet žmonės, kurie kūrė šitą žaidimą, tai labai neapgalvoja. Aš esu buvęs Italijoje, tai ten irgi Europa, bet ten nėra tiek daug kalnų kaip šičia. Tenai yra, aišku, tų didelių kalnų, bet... O Jėzau, čia tai jau malyg iš viso rimtas mašiniukas. Ne, čia chebra, žinot, kas čia per mašiniukas yra? Čia yra kareivių tas mašiniukas. Jep, čia kareivių tas. Ir padėkit jūs man, kas čia vyksta, tu gali nuo manęs nulipti. Chebra, tu išvažiuosi iš čia. Išvažiuok iš čia jau šitmai. Opa, pagaliau nuo manęs nuvažiavo tas pacukas ir mes dabar galim važiuoti. Tai ačiū Dievui. Aš čia laukiu, tai malyg spėjau sumuštinį pasidaryti. O, dabar važiuosime ir pratestysim, kaip pro dumblą varo. Nu, chebra, žinokit, neblogai varo. Mano džipukas. Už kiek čia, už 12 000. Tai vat, jau turim 4 000, taupomės iki 13 000. Opa, mes dar šito chebra vietoj nebuvom. Ar buvom? Lygtais nebuvom, chebra? O gal buvom? Aš neatsimenu, chebra. Parašykit į komentarus, ar mes jau buvom šito vieto, ar ne. Ai, galimai buvom, nes aš malyg atsimenu, kad mes vežim šitus ir malyg nedavežim. Parašykit į komentarus, jeigu kažkas atsimenu, nes aš tai nelabai. Jo, tai neseniai buvo, bet nelabai atsimenu. Op, važiuojam. Normaliai čia, chebra. Normaliai važiuojam. Tikrai ne kai ubagai važiuojam. Tikrai normaliai viskas, lalala. Oi, kur mes šiek tiek važiuojam, tai palauk, man į tenai važiuoti reikia. Ir ką čia per reklamus, apškai. Eiktų savo, mes čia ne čia važiuojam net malyg. Nes man vakščiai reikia važiuoti į kitą vietą. Lygtais. Ai, gal ir gerai, mes čia važiuojam jėtus. Ir kada mes čia privažiuosim tą vietą. Na, matot, chebra, čia tokia vieta, kur čia net nepanašu į tą Europą. Bet jeigu jums panašu, tai
Tai parašykit į komentarą. Ir man atrodo, kad mes malyk lipsim į kalnus. Jep, mes į kalnus varysim. Jo, atsimenu. Jep, aš esu vežęs šitus daiktus. Jep, mes į kalną varysim, ten prie kemperio lygtais. Prie kemperio, ką tu dirbi, pacuk, tu silpnuoli tu. Mes lenkiam, nes mes galingi. What the? Dude, kodėl tu toks greitas? Gal dėl to nes lengvas, nes aš tai dabar sunkus, bet galingas. Lygtais atrodo, kad aš galingas, atrodo. Nu jo. Bet čia spyruokliam tai žiauriai negerai, nes spyruoklis gadinasi, tai jėzau. Kyku, tik tos spyruoklis. Boing, 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 boing. Tos spyruoklės tokios. Spyruoklės tai jau šikmat. Man atrodo, kad ne pro čia reikia važiuoti. Ne? Eik tu, bet aš čia velkasi paskui. Durnėlis. Davai važiuok jis. Oi ne, čia jau strigsiu. Ten jau žinau, ką įstrigsiu, vienas iki įstrigau. Palaukit, malyk turiu vieną idėją. Ne, nu ką tu čia dirbi, tas jau. Į tą, opa, vatai, važiuoji. Lipi. Ne, nelipa. Tai reiškia ne pro čia. Tas į medį važiuoja. Mums reikia ne pro čia važiuoti, pro kitą vietą, nes čia malyk ne ta vieta. Ir taip ir yra, jau šikmat, mes čia biškį važiuojam į vietą, tai nenormalią. Jep. Į vietą tai nenormalią važiuojam. Bet gal. Ir aš jau chebra matau, kur mums reikės pristatyti tą siuntą. Jep, aš matau, kur mums reikės. Nu ką, chebra, šiam kartai bus tiek. Pristatėm siuntą ir manau, bus gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitą kartą. Viso gero. Ate. Susitiksim kitą kartą, kai filmuosiu kitą video. Iki.